Neprivalgymo arba maisto ribojimo varžybos turi tvirtą neurologinį pagrindą. Maisto ribojimo elgesys ryškiausiai pasireiškia anoreksijos atvejais, tokie ir buvo šio tyrimo dalyviai. Dalyviai žiūrėjo į kaloringo maisto nuotraukas ir tuo metu buvo stebimas jų smegenų aktyvumas. Anoreksija sergančiųjų grupėje smegenų aktyvumas buvo reikšmingai didesnis tose srityse, kurios dalyvauja elgesio kontrolės funkcijoje, ką žmogus ir daro, riboja maistą, ir apdovanojimo funkcijoje. Vadinasi, tuo pat metu patiriamas ribojimas ir apdovanojimas natūraliai veda į vertinimą, jog elgesys teisingas. Visa tai vyksta nepaisant maisto medžiagų trūkumo organizme ir visa su to susijusia neurochemija. Sau įvardintas elgesio tikslas ir sėkmingas jo pasiekimas yra pakankamas pagrindas formuotis atlygio signalui. Ir atlygio signalas laimi prieš alkio signalą. Mechanizmą dar panagrinėsim, bet noriu pradėti kartoti. Tai nėra taip paprasta, kad būtų galima tik pavalgyti. Skanaus. Taikos ir ramybės.